Praėjusio amžiaus laikotarpiu yra daugybė dingusių asmenų atvejų, kurie peržengė asmeninės tragedijos ribas ir tapo ilgalaikėmis mįslėmis, kurios ne tik paliko šeimas ieškančias atsakymų, bet ir toliau meta iššūkį geriausiems tyrėjams. 20 vieta. Iš pradžių šios nuotraukos, kuriuose kinai muša gongus, mojuoja šluotomis ir baidyklėmis, gali atrodyti kaip festivalis, tačiau iš tikrųjų jos primena trumparegišką politiką, turėjusią pražūtingų pasekmių. 1950-ųjų pabaigoje Kinija bandė tapti supervalstybę per didįjį šuolį į priekį. Tikslas buvo industrializuoti šalį, padidinti žemės ūkio produkciją ir ištraukti žmones iš skurdo. Tačiau 1958 m. vasarį vyriausybė taip pat pradėjo visuomenės sveikatos kampaniją pavadintą 4 kenkėjų naikinimu. Taikiniai buvo žiurkės, uodai, musės ir žvirbliai. Pirmosios 3 buvo naikinamos todėl, kad platino ligas. Tačiau žvirbliai buvo taikiniai, nes jie lėsė grūdus. Pareigūnai apskaičiavo, kad vienas žvirblis per metus gali suėsti apie 4 svarus grūdų, o kai ūkiai buvo kolektyvizuojami ir skatinami auginti daugiau grūdų, paukščiai buvo laikomi grėsme produkcijai. Visi buvo skatinami juos naikinti. Plakatuose buvo vaizduojami vaikai puolantys paukščius laidynėmis, o mokyklų grupės ir ištisos bendruomenės prisijungė prie kampanijos. Lizdai buvo išmušami iš medžių, kiaušiniai daužami, o kai paukščių nebuvo galima pasiekti, žmonės rinkdavosi po medžiais, mojuodavo vėliavomis ir mušdavo gongus, kad paukščiai negalėtų nutūpti. Daugelis paukščių taip išseko ir išsigando, kad tiesiog nukrito iš dangaus. Vienas garsus pavyzdys buvo susijęs su Lenkijos ambasada, kurie atsisakė įsileisti žvirblių medžiotojus į savo teritoriją. Atsakydami, žmonės apsupo pastatą būgnais ir po 2 dienų tiek daug paukščių buvo mirę, kad ambasados darbuotojams, kaip pranešama, teko juos šalinti kastuvais. Kampanija beveik išnaikino žvirblius kai kuriuose Kinijos dalyse, tačiau rezultatas buvo pražūtingas. Žvirbliai valgė grūdus, bet jie taip pat maitinosi vabzdžiais, ypač vasarą. Be jų kenkėjai, tokie kaip skėriai ir ryžių stiebiniai griežikai, sparčiai dauginosi ir sunaikino daug daugiau derliaus, nei žvirbliai būtų kada nors sunaikinę. Sausas oras dar labiau pablogino padėtį. Pareigūnai galiausiai suprato klaidą ir vietoj žvirblių į 4 kenkėjų kampaniją įtraukė blakes, tačiau tuo metu žala jau buvo padaryta. Vabzdžiai toliau naikino derlių, prisidėjo prie bado, ligų ir nesuskaičiuojamų mirčių. Vėliau Kinija, kaip pranešama, importavo žvirblius iš Rusijos ir kitų šalių, kad atstatytų jų populiaciją. Šiandien žvirbliai vėl gyvena Kinijoje, tačiau ši kampanija išlieka pamokančia istorija apie tai, kas nutinka, kai žmonės neįvertina gamtos. Numeris 19. Kygas Steve'as Skinneris gimė 1961 m. gegužės 9 d., o 2004 metais jis buvo vedęs ir gyveno Misūryje. Be to, apie jo praeitį ir asmeninę istoriją žinoma nedaug, o kitas užfiksuotas įvykis buvo staigus jo dingimas, palikęs šeimą sugniuždytą ir ieškančią artimo žmogaus. 2004 m. kovo 3 d. 42 metų vyras nuvyko į Fremont gatvės 700A kvartalą Vašingtone, Misūryje, aplankyti savo motinos. Po kelių valandų viešnagės Kregas išvyko iš motinos namų ir pasakė jai, kad ketina pramoviai pašokinėti į upę. Jis paskambino savo žmonai ir pasakė jai tą patį. Upė, apie kurią jis kalbėjo, buvo Misūrio upė, esanti maždaug už pusės mylios į šiaurės rytus nuo Fremonto gatvės. Kreigas paliko visus savo asmeninius daiktus pas motiną ir išėjo, tačiau nėra žinoma, ar jis iš tikrųjų pasiekė upę, ar tikrai ketino ten eiti. Nuo to laiko niekas jo nematė ir negirdėjo. Kai jis tą vakarą negrįžo namo, apie jo dingimą buvo nedelsiant pranešta Vašingtono policijos departamentui. Supratus, kad dingęs vyras gali būti pavojuje, buvo nedelsiant pradėta paieškos ir gelbėjimo operacija, tačiau valdžios institucijos niekur nerado jokių jo pėdsakų. Aplinkybės susijusios su jo dingimu yra neaiškios, o Kreigo buvimo vieta vis dar nežinoma. Nuo to laiko teisėsauga jį įtraukė į dingusių ir pavojuje esančių asmenų sąrašą, o jo byla vis dar neišspręsta. Nepaisant kreipimosi į visuomenę dėl bet kokios informacijos, kuri galėtų padėti šioje byloje, jokių užuominų neatsirado, o šeima liko sugniuždyta dėl šios nelaimės. Kreigas Skinneris buvo apibūdinamas kaip turintis rudus plaukus ir mėlynas akis. Jo ūgis yra 5 pėdos 5 coliai, o svoris apie 135 svarus. Jis turi tatuiruočių ant dešinės riešo, dešinio peties ir keliose kitose vietose. Pasak dingusio vyro motinos, jis paskutinį kartą buvo matytas vilkintis mėlynais džinsais, turkio spalvos džemperiu ir smėlio spalvos kepure.
Informaciją apie jo buvimo vietą galima perduoti Vašingtono policijos departamentui telefonu 636 930 01 05 Numeris 18. Ši nuotrauka, kurioje matomas šlaitas ant apledėjusių Grenlandijos pakrantės vandenų, yra viena iš paskutinių nuotraukų padarytų prieš katastrofą ištikusią ekspediciją, kurioje ji dalyvavo. Nuotrauka padaryta 1909 metais, tačiau tik po 3 metų jos kapitonas ir inžinierius sugrįžo namo. Laivas priklausė Arkties tyrinėtojui Einarui Mikkelsenui. Mikkelseną nuo mažens žavėjo buriavimas ir poliariniai tyrinėjimai. Jis jau buvo sėkmingai dalyvavęs ekspedicijoje į šiaurės ašigalį, kai 1909 metais išplaukė laivu Alabama. Ši ekspedicija turėjo kur kas rimtesnį tikslą. Maždaug prieš 20 mečius amerikiečių tyrinėtojas Robertas Peary's buvo pareiškęs, kad tyrinėjo toliausią šiaurinę pasaulio dalį. Jis teigė, kad egzistuoja kanalas pramintas Pyrio kanalu, kuris atskiria šiaurės rytų Grenlandiją nuo likusios salos dalies. 1906 metais Liudvidas Magnusas Eriksonas išvyko vadovauti ekspedicijai, kuri turėjo sukartografuoti Grenlandijos pakrantės ir nustatyti tikrąjį salos pobūdį. Ekspedicijos metu pagrindinė komanda, sudaryta iš Eriksono ir dar 2 žmonių, dingo. Mikkelseno tikslas 1909 metais buvo surasti tuos dokumentus ir sužinoti, kas nutiko ankstesniems tyrinėtojams. Ekspedicija prasidėjo su 7 įgulos nariais, įskaitant Mikkelseną. Pakeliui jie sustojo Islandijoje, kur vieną įgulos narį teko pakeisti. Prie komandos prisijungė Ivoras Iversonas, kuris prie ekspedicijos prisijungė taip vėlai, kad neturėjo laiko atsisveikinti su savo artimaisiais. Alabamos įgula pasiekė Šenono salą tolimuose Grenlandijos šiaurėje, kol laivas įstrigo leduose. Tai nebuvo visiškai netikėta. Po ilgos žiemos Mikkelsenas labai norėjo keliauti toliau į sausumą ieškoti akmenų krūvos, kurioje, jo manymu, buvo dokumentai. Iš pradžių komandoje buvo 5 vyrai, o 2 liko Alabamoje. Tačiau po pirmosios kelionės dalies visi, išskyrus Mikkelseną ir Iversoną, grįžo į A laivą. 2 vyrai tęsė kelionę. Gegužę jie surado akmenų krūvą, kurioje buvo paliktos paskutinės Eriksono ekspedicijos žinutės. Iškart tapo aišku, kur buvo problema. Eriksonas rėmėsi Roberto Peario sudarytais žemėlapiais, kurie buvo visiškai neteisingi. Svarbiausia, kad Peario sąsiauris neegzistavo. Turėdami šią informaciją, Mikkelsenas ir Iversonas grįžo į Alabamą. Tai buvo sunkus žygis ir jie turėjo palikti daugumą savo daiktų bandydami sugrįžti. Tačiau grįžę jie pamatė, kad laivas buvo sunaikintas lede. Likusi įgulos dalis buvo dingusi. Vėliau jie sužinojo, kad įgulą išgelbėjo pro šalį plaukęs laivas, palikęs kapitoną ir inžinierių. Mikkelsenas tam buvo pasiruošęs. Iš tiesų, jis buvo palikęs žinutę likusiai įgulai, sakydamas, kad jei jie negrįž, nereikia nerimauti. Jis manė, kad jie juos paims pro šalį plaukiantis laivas. Kai abu vyrai statė pastogę iš Alabamos likučių, jie manė, kad jų išgelbėjimas netrukus ateis. Praėjo 2 žiemos, kol pasirodė koks nors pro šalį plaukiantis laivas. Tuo metu abu vyrai buvo tokios siaubingos būklės, kad vienas iš gelbėtojų puolė atgal į savo laivą, manydamas, jog jie bepročiai. Jiems pavyko išgyventi iš atsargų paliktų ankstesnių ekspedicijų ir rūpinantis kiškučiais, kad neprarastų sveiko proto. Abu vyrai buvo sutikti Danijoje kaip didvyriai. Iversenui tai buvo jo nuotykių karjeros pabaiga. Tačiau Mikkelsenas toliau tyrinėjo Arkties sritį, dar nekartą grįžo į Grenlandiją ir mirė sulaukęs 90 metų. Numeris 17. Merė Denise Lance gimė 1964 metų rugsėjį. 2004 metais ji jau turėjo 2 suaugusius vaikus ir gyveno Maršalo mieste, Mičigano valstijoje su savo šeima. Tais pačiais metais jos tėvai išsikraustė ir apsigyveno Kalifornijoje. Jos motina Anita norėjo, kad dukra persikeltų kartu su jais į vakarus, tačiau ji troško likti Mičigane, nes ruošėsi tapti močiute. 39 metų moteris gyveno bute esančiame 1200-ame Arms gatvės kvartale Maršale. Ji ten gyveno su savo sužadėtiniu Kristoforu Luku Pratu. Praėjus vos 2 dienoms po to, kai jos tėvai persikėlė į Kaliforniją, Marija dingo iš savo namų po ginčo su Kristoforu. Paskutinį kartą ji buvo matyta tarp 10 ir 10:30 vakaro 2004 metų kovo 12 dieną. Pasak jos sužadėtinio, ji jam pasakė, kad eis pasivaikščioti ir jis stebėjo, kaip ji nuėjo link jų komplekso automobilių stoginės. Po to ji pradingo tamsoje. Marija tą vakarą negrįžo namo ir nuo tada jos niekas nematė ir negirdėjo.
Praėjus 2 dienoms po to, kai buvo paskutinį kartą matyta, Kristoforas paskambino savo sužadėtinės šeimai Kalifornijoje ir paklausė, ar ji ten nuvyko. Skambutis šeimai, kuri Marijos nematė nuo tada, kai išvyko iš Mičigano, nebejotinai sukėlė nerimą. Ši žinia paskatino dingusios moters brolį susisiekti su Maršalo policijos departamentu ir pranešti apie jos dingimą. Teisėsauga nedelsdama pradėjo tyrimą, kuris juos nuvedė į Marijos bendrą butą. Čia jie sužinojo, kad išeidama ji paliko raktus, mobilųjį telefoną, sužadėtuvių žiedą, drabužius ir savo Dodge Durango. Tačiau namuose trūko jos baltos tinklinės rankinės, kurią, pasak Kristoforo, ji tą vakarą pasiėmė su savimi. Nuo to vakaro nefiksuota jokio aktyvumo nei vienoje Marijos paskyroje ar sąskaitoje. Tyrėjai peržiūrėjo kelias valandas saugumo kamerų įrašų, o vieną kamerą Maršalo parduotuvėje užfiksavo Mariją apie 18:30 val. Kovo 12 dieną, likus kelioms valandoms iki dingimo. Vėliau šeima pasamdė privatų detektyvą, kuris nustatė, kad Marija prieš susitikdama su savo sužadėtiniu netoliese esančiame salone buvo nuėjusi į Maršalo parduotuvę. Teigiama, kad liudininkai girdėjo, kaip pora ginčijosi ir abu netrukus po to išėjo. Teigiama, kad ji tą vakarą buvo susitarusi susitikti su drauge, tačiau kai draugė atvyko jos pasiimti, Kristoforas pareiškė, kad Marija jau nebegali susitikti. Teisėsauga pasitelkė tarnybinius šunis, kurie sugebėjo atsekti kvapą iki netoliese esančio viešbučio. Tačiau daugiau nieko nebuvo rasta. Kristoferis nustojo bendrauti su teisėsauga, o po savo sužadėtinės dingimo jis buvo nuteistas dėl kelių su jos byla nesusijusių kaltinimų. Jis buvo paleistas lygtinai 2013 metais, atlikęs vos 6 metus už nusikalstamą veiką, smurtą artimoje aplinkoje, neteisėtą laisvės atėmimą ir kišimąsi į ryšio priemonę. Jis buvo įvardytas kaip asmuo, kuriuo domimasi šioje byloje, tačiau oficialiose ataskaitose jis nebuvo įvardytas įtariamuoju. Įtariama, kad Merės Lance dingimas susijęs su nusikalstama veika, kuri vis dar laikoma dingusia be žinios. Ji buvo priskirta dingusių ir pavojuje esančių asmenų kategorijai, o jos byla iki šiol neišspręsta. 39 metų moteris turėjo rudus plaukus ir rudas akis. Jos ūgis buvo apie 168 cm, svoris apie 73 kg. Jos ausys ir bamba buvo pradurti. Ji turi išskirtinį randą ant kairės rankos, kuris atsirado po poliomielito vakcinacijos ir, kaip sakoma, skaitimui dėvėjo rudus akinius. Jos dešinioji ausies spenelis yra perplėštas, o paskutinį kartą ji buvo matyta vilkinti mėlynus ligoninės marškinius su meškiuko arba kempiniuko raštais, tamsiai mėlynas kelnes, įsispiriamus sportinius batelius, rudą striukę ir nešėsi baltą tinklinę rankinę. Informaciją apie jos buvimo vietą galima perduoti Maršalo policijos departamentui telefonu 269 781 2596. 16 vietoje Greenpeace yra žinoma dėl savo protestų prieš įvairią aplinkai žalingą veiklą visame pasaulyje. Kai ši nuotrauka buvo padaryta 1981 metais, tai vis dar buvo palyginti nauja aktyvistų grupė, kuri tik neseniai tapo Greenpeace International. Tačiau aktyvistai jau tada atskleidė nerimą keliančią veiklą, kuri iki šiol kenkia mūsų vandenynams. Didelis laivas nuotraukoje yra GEM – atliekų išpylimo laivas. Jį kiekvienais metais nuomodavosi Jungtinė karalystė. Nuo 40-ųjų Jungtinė karalystė ir kitos branduolinės valstybės visame pasaulyje išpildavo branduolinių atliekų statines į vandenyną. Tarp 1946 ir 1990 metų vien į Atlanto vandenyną buvo išpilta apie 200 000 statinių. Šios atliekos susidarė gaminant branduolinius ginklus ir atominėse elektrinėse, bet taip pat ir iš tokių vietų kaip medicinos pramonė, kur branduoliniai šaltiniai buvo naudojami kai kuriuose vaizdavimo technologijose. Į šį 100 000 statinių skaičių nebuvo įtrauktas nuotėkis iš sausumos ar atsitiktiniai išsiliejimai. Iš pradžių branduolinė pramonė galėjo šalinti šias atliekas be jokių apribojimų. Tik 1972 metais buvo priimtos pirmosios konvencijos reguliuojančios atliekų šalinimą. Londono atliekų išpylimo konvencija buvo pasaulinė sutartis, kuri uždraudė aukšto lygio radioaktyviųjų atliekų šalinimą į vandenyną. Tačiau žemų ir vidutinio lygio atliekos vis dar buvo leidžiamos. Šios branduolinės atliekos vis dar galėjo būti pavojingos ir turėti radiotoksiškų bei ilgai išliekančių izotopų. Jos buvo išpilamos vos už kelių šimtų mylių nuo Kornvalio pakrantės. Tai buvo toks dalykas, apie kurį, jei visuomenė būtų sužinojusi, tikrai būtų sukėlęs pasipiktinimą, tačiau ši praktika nebuvo plačiai viešinama. Būtent tai Greenpeace siekė pakeisti. Nuo 1978 metų protestuotojų komandos imdavo plaukti akistaton su tokiais laivais kaip GEM. Per pirmąjį susidūrimą Greenpeace valtis buvo sudaužytas statinės, kurioje galėjo būti branduolinių atliekų.
Vėlesniais metais jūreiviai naudojo priešgaisrines žarnas, kad pripildytų valtį vandeniu arba statė narvus aplink išpylimo platformas, kad valtis negalėtų priplaukti arčiau. Greenpeace įveikė kiekvieną iššūkį. Šie susidūrimai atkreipė visuomenės dėmesį į atliekų išpylimą, tačiau efektyvesnis darbas nesulaukė tiek daug viešumo. Jūreiviai, esantys laive GEM ir kituose atliekas išpilančiuose laivuose, galėjo teigti, kad jie laikosi įstatymų. Tik nuoseklių pastangų pakeisti Londono išpylimo konvenciją dėka buvo uždrausta branduolinių atliekų šalinimas pasaulio vandenynuose. 1983 metais Londono išpylimo konvencijos šalys paragino paskelbti moratoriumą radioaktyviųjų atliekų išpylimui, o ekspertų grupė buvo pakviesta įvertinti, ką reikėtų daryti. Buvo akivaizdu, kad net ir mažo aktyvumo radioaktyviosios atliekos gali būti žalingos aplinkai. Tačiau tik 1993 metais šis procesas buvo iš tikrųjų uždraustas. 15 vieta. Aistringas gamtos mylėtojas, patyręs žygeivis, išėjęs į pensiją oro pajėgų generolas majoras. Tai yra titulai apibendrinantys Williamo Neilo Makaslando gyvenimą, astronautikos inžinieriaus ir buvusio oro pajėgų tyrimų laboratorijos vado. Savo karinės tarnybos metu Williamas 2007 metais buvo paskirtas į Pentagoną, kur vadovavo kosminių įsigijimų skyriui oro pajėgų sekretoriaus pavaldume. 2009 metais jis buvo paaukštintas į gynybos įsigijimų, technologijų ir logistikos biuro specialiųjų programų direktoriaus pareigas. Šiuose pareigose jis turėjo visišką prieigą prie jautriausios Amerikos informacijos, įskaitant žinias, programas ir neskelbtus pajėgumus. Už savo tarnybą Williamas yra apdovanotas keliais apdovanojimais ir ženklais, įskaitant bronzinę tarnybos žvaigždę, kelis ąžuolo lapų vainikėlius, šaulių ekspertų juostelę ir jungtinio nusipelniusio dalinio apdovanojimą. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Williamas pradėjo dirbti Applied Technology Associates technologijų direktoriumi. Jo darbo vieta yra Albuquerque'e, Naujojoje Meksikoje, kur jis taip pat gyvena. Williamas dingo šių metų pradžioje ir yra įtrauktas į 11 mokslininkų, kurie nepaaiškinamai dingo nuo 2024 metų vidurio sąrašą. Kiekvienas iš šių dingusių asmenų turėjo aukšto lygio saugumo leidimus, todėl jų dingimai kelia ypatingą susirūpinimą. Pagal oficialias ataskaitas, 68 metų vyras išėjo iš savo namų Albuquerque'e 2026 metų vasario 27 rytą, palikdamas keletą asmeninių daiktų, įskaitant korekcinius akinius, dėvimus įrenginius ir savo mobilųjį telefoną. Nuo tada jo niekas nematė ir negirdėjo. Ta pačią dieną Naujosios Meksikos Bernalillo apygardos šerifo biuras paskelbė Silver Alert pranešimą dėl Williamo. Pranešama, kad nėra žinoma, kur jis vyko ar ką galėjo vilkėti išvykdamas. Apžiūrėję namus, tyrėjai pastebėjo, kad trūksta kelių daiktų, įskaitant žygio batus, raudoną kuprinę, piniginę, taip pat 38 kalibro revolverį ir jo odinį dėklą. Vėliau buvo pradėta aplinkinių teritorijų paieška, o jo namus supo uolos ir kanjonas, kurie buvo kruopščiai išnaršyti sraigtasparniais su infraraudonųjų spindulių kameromis. Komandos naktį sklandė virš teritorijos, tikėdamiesi, kad jų technologija aptiks šilumos pėdsaką. Tačiau šilti pavasario orai pavertė vietovę jų priešu. Visas kalnas tiesiog švytėjo šiluma, todėl buvo sunku atskirti uolų šilumą nuo žmogaus kūno šilumos. Nepaisant pastangų, Williamo pėdsakų nerasta. Praėjus 8 dienoms, tyrėjai netoli namų, iš kurių, kaip teigiama, dingo Williamas, rado pilką JAV oro pajėgų džemperį, tačiau jo šeima dar nepatvirtino, ar jis priklausė jam. Remiantis jų atliktų tyrimų, pareigūnai negali pasakyti, kodėl jis nusprendė palikti savo namus arba ar kažkas buvo įsitraukęs. Jie taip pat peržiūrėjo valandas stebėjimo kamerų įrašų, tačiau ir tai pasirodė esą bevertis. Oficialūs įrašai susiję su Williamo dingimu rodė, kad jis patyrė protinį sumišimą ir sirgo nenurodytą medicininę būklę. Dėl to jis pasitraukė iš kelių grupių, dauguma kurių buvo susijusios su mokslu. Nepaisant galimo protinių gebėjimų sumažėjimo, Williamas buvo apibūdinamas kaip protingiausias žmogus kambaryje. Jis taip pat buvo labai gabus. Jo dingimas neabejotinai nėra būdingas jam. Nuo šių metų balandžio šie dingimai buvo perduoti Baltųjų rūmų tyrimui kaip dalis plataus masto tyrimo dėl įvykių susijusių su aukštą saugumo leidimo lygį turinčių asmenų dingimu, iš kurių dauguma vis dar neišspręsti. Dėl sveikatos problemų teisėsauga teigia, kad jie nerimauja dėl jo saugumo. Williamas Makaslynas paskutinį kartą buvo matytas Quail Run rajone vasario 27 dieną apie 11 val. Ryto, keliaujantis nežinoma kryptimi. 68 metų vyras apibūdinamas kaip baltaodis, mėlynų akių ir baltai pilkų plaukų.
Jis yra 5 pėdų 11 colių ūgio ir sveria apie 160 svarų. Taip pat žinoma, kad jis nešioja receptinius akinius. Informaciją apie buvimo vietą ir šio atvejo aplinkybės galite perduoti dingusių asmenų skyriui telefonu 15 05 46 8 7070. Numeris 14. Ugniagesiai apibūdino 1991 metai vaizdus Kuveite kaip primenančius Dantės pragarą, o to laikotarpio nuotraukos patvirtina tokį vertinimą. Juodi dūmų stulpai kilo į orą, taip užtemdydami saulę, kad Kuveite temperatūra buvo pastebimai žemesnė nei aplinkinėse vietovėse. Oranžinės liepsnos buvo vieninteliai šviesos šaltiniai prasiskverbiantys pro tamsą. Net tose vietose, kur ugnys jau nebedegė, nafta darė darbuotojus panašius į siaubo filmų aukas. Kuveito naftos gaisrai buvo viena iš labiausiai niokojančių ekologinių katastrofų žmonijos istorijoje. Tačiau skirtingai nei Černobylio katastrofa ar Bola ciklonas, Kuveito gaisrai buvo tyčiniai. Gaisrai prasidėjo 1991 metai Persijos įlankos karo pabaigoje. Prieš kelis mėnesius Irako kariuomenė buvo įsiveržusi į Kuveitą ir užėmusi šalį 2 dienoms. Iškart po invazijos ji buvo pasmerkta, o Jungtinių valstijų vadovaujama karinė koalicija buvo pasiųsta jai sustabdyti. 1991 metų vasarį koalicijos sausumos pajėgos įžengė į Kuveitą, o Irako kariai greitai atsitraukė. Tačiau atsitraukdami, jie sukėlė gaisrus, palikdami priešams siaubingą vaizdą, su kuriuo teko tvarkytis. Vienas pagrindinių veiksnių sukėlusių karą buvo turtingi Kuveito naftos telkiniai. Dabar naftos telkiniai, kurie šaliai atnešė tiek daug turto, buvo padegti. Daugiau nei 600 naftos gręžinių buvo padegta, o daugelis kitų buvo palikti atviri, kad nafta veržtųsi į aplinką. Teritorija aplink gręžinius buvo nusėta minomis, todėl visiems bandantiems sustabdyti gaisrus tapo dar pavojingiau. Ekspertams bandant įvertinti, kiek darbo reikės atlikti, jie apskaičiavo, kad prireiks metų, kol visi naftos gręžiniai bus užsandarinti ir gaisrai užgesinti. Darbus reikėjo dar labiau atidėti, kad ugniagesiams prie gręžinių būtų kuo saugiau dirbti. Praėjus vos keliems mėnesiams po gaisrų pradžios, į Kuveitą pradėjo atvykti ugniagesių komandos iš viso pasaulio. Jie buvo specialiai apmokyti šiam darbui ir ėmėsi veiksmų bandydami pašalinti padarytą žalą. Pirmasis naftos gręžinio gaisras buvo užgesintas balandžio pradžioje. Ugniagesiams teko manevruoti per naftą, kuris sukeldavo cheminius nudegimus jų odai, storus dūmus, dėl kurių beveik nieko nesimatė, ir žemę nusėtą vėliavėlėmis žyminčiomis užkastas minas. Pažanga prasidėjo lėtai, tačiau pamažu ugniagesiai tapo šio unikalaus darbo ekspertais. Daugelio metų darbo prognozės buvo sumažintos. Paskutinis gręžinys buvo uždarytas 1991 metų lapkritį. Dalis šio niokojimo vaizdų buvo parodyta visame pasaulyje. NASA nuotraukos parodė gaisrų mastą. Juodi dūmų ruožai driekėsi per dykumą. Dar daugiau žalos buvo padaryta pačiam Persijos įlankai, kur į vandenį buvo išsilieję nesuskaičiuojama daugybė statinių naftos. Nuotraukos, kuriuose paukščiai ir kiti laukiniai gyvūnai blaškosi naftoje, buvo tarp tų, kurios buvo dalijamos žiniasklaidoje. Žmonės norėjo padėti gyvūnams, tačiau buvo mažai ką galima padaryti, kad būtų padėta šiems paukščiams, kai jie buvo padengti nafta. Naftos gręžinių užsandarinimas ir gaisrų užgesinimas buvo laikomi didžiulė pergalė ir vienu didžiausių tarptautinių įvykių. Pasiekimai. Tačiau ekologinė žala tęsėsi net ir tada, kai ugniagesiai grįžo namo. 13 vieta. Berkšės Suas Vaher atvejis yra vienas iš daugelio dingimų, kuriuose trūksta informacijos. Todėl byla įstrigo ir tyrėjai priversti pasikliauti tik visuomenės pagalba, o visuomenė savo ruožtu remiasi pateikta informacija. Vargšės byla pateikė tik pagrindinę informaciją. Apie jos kilmę, vaikystę, šaknis ar asmeninį gyvenimą žinoma nedaug. Visuomeniai buvo pateiktas pagrindinis dingusios moters išvaizdos aprašymas ir pagrindinė įvykių lėmusių jos dingimą eiga. Tačiau informacijos trūkumas nepaneigia fakto, kad ji yra dingusi asmuo, kurio byla turi būti nagrinėjama. Tai buvo 2002 metų kovo 12 dieną, kai Por, kuriai tuo metu buvo 22 metai, paskutinį kartą buvo matyta Mineapolyje, Minesotoje. Nėra aišku, kokiamis aplinkybėmis ji buvo toje vietovėje ar ji ten gyveno, tačiau būtent iš čia ji dingo ir daugiau nebuvo nei matyta, nei girdėta. Praėjus savaitei po to, kai ji buvo paskelbta dingusia, jos automobilis, kurio aprašymo nėra, buvo rastas apleistas. Nėra viešai paskelbta, kur ar kaip buvo rastas automobilis, tačiau dingusios moters jame ar šalia jo nebuvo.
Automobilio radimas yra ta vieta, kur baigėsi Poor bylos įvykių seka, o Bruklino centro policijos departamentas toliau tyrė bylą remdamasis tik užuominomis. Tyrėjai negali tiksliai pasakyti, kokius drabužius ji vilkėjo dingimo metu, tačiau dabar jai būtų 46 metai ir ji dingusi jau 24 metus. Ji buvo apibūdinta kaip Azijos kilmės moteris, kuri dingimo metu turėjo juodus plaukus ir rudas akis. Jos ūgis buvo nuo 4 pėdų 9 iki 4 pėdų 11 colių. Svoris tarp 110 ir 120 svarų. Sakoma, kad ji turėjo mėlyno akių kontūro tatuiruotę ant apatinių vokų, o jos plaukai tuo metu siekė kiek žemiau pečių. Informaciją apie jos dingimą ir buvimo vietą galima perduoti Bruklino centro policijos departamentui telefonu 763 569 3333. 12. 1945 m. gegužę fotografas padarė nuotraukų seriją, kurioje JAV kariai apžiūrinėja neįkainojamus meno kūrinius, kurie buvo surinkti ir sukrauti be jokios pagarbos. Pačios nuotraukos gali atrodyti kaip meno parodos ruošimo pradžia, tačiau jos dokumentuoja tik ledkalnio viršūnę vieno didžiausių meno nusikaltimų istorijoje. Nuotraukose esantys vyrai priklausė 101-ąjai oro desanto divizijai. Po dienos ši divizija pasistūmėjo į Bavariją, esančią Vokietijos ir Austrijos pasienyje. Būtent čia, kalno oloje netoli Kionigse, jie rado paslėptas meno kolekcijos liekanas, sukauptas vieno iš aukščiausių Vokietijos vyriausybės pareigūnų. Hermanas Geringas buvo antras pagal įtaką žmogus Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo metu. Vienas pirmųjų jo veiksmų, kai jis atėjo į valdžią, buvo slaptosios policijos sukūrimas, kuri vykdė žiaurumus prieš jo partijos politinius oponentus. Vėliau jis vadovavo Vokietijos oro pajėgoms. Karo pabaigoje Hermanas Geringas buvo nuteistas už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui Niurnbergo teismuose. Meno grobstymas toli gražu nebuvo pats baisiausias jo nusikaltimas, tačiau tai simbolizavo jo partijos bandymus kontroliuoti istoriją ir vaizduoti save kultūriškai pranašesniais. Tai taip pat buvo pirmasis žingsnis puolant bendruomenės, kurios buvo laikomos nepageidaujamomis, ypač žydų bendruomenė Vokietijoje ir okupuotose teritorijose. Nuo 1933 metų iš žydų šeimų buvo grobiami meno kūriniai ir kultūriškai reikšmingi daiktai. Kartais jie buvo tiesiog konfiskuojami. Kitais atvejais žydų šeimos buvo priverstos parduoti savo meno kūrinius aukcione. Daugelis meno kūrinių buvo visiškai sunaikinti, ypač tie, kurie buvo modernesnio pobūdžio, tačiau kiti buvo paimti ir laikomi aukšto rango Vokietijos pareigūnų. Geringas buvo vienas didžiausių šio grobstymo naudos gavėjų. Per dešimtmetį jis įsigijo nesuskaičiuojamą daugybę pavogtų meno kūrinių iš visos Europos. Karo metu jis galėdavo vaikščioti po muziejus okupuotose teritorijose ir tiesiog išsirinkti, kokius kūrinius nori pasimti. Dauguma jų buvo laikoma jo dvare Karinhalėje. Kolekcija buvo tokia didelė, kad daugybė daiktų tiesiog buvo sukrauti krūvon ir net nebuvo eksponuojami. Nepaisant kolekcijos dydžio, Geringas kruopščiai fiksavo, iš kur kiekvienas jo kūrinys atkeliavo, kartais net užrašydamas, iš kokių šeimų jie buvo pavogti. Kai tapo aišku, kad karo eiga jam nenaudinga, Geringas priėmė drastišką sprendimą, kad jo meno kolekcija nepatektų į sąjungininkų rankas. Kolekcija buvo supakuota ir traukiniu išsiųsta į Bavariją. Kai kurie buvo palikti vagonuose, kuriais buvo transportuoti, o kiti paslėpti oloje. Tarp kolekcijos buvo tūkstančiai pavogtų paveikslų, įskaitant Rubenso ir Rembrandto darbus, taip pat skulptūros ir kiti meno kūriniai. Daugumą lobio išgabenus, Hermanas Geringas liepė sunaikinti Kehenhalį, kol sovietų pajėgos dar nebuvo pasiekusios valstijos. Kai kurie jo pagrobti kolekcijos kūriniai liko pastate, kai jis buvo sunaikintas, ir vis dar gulėjo griuvėsiuose, kai sovietų pajėgos jį pasiekė. Daugelis meno kūrinių buvo nepataisomai sugadinti. Radus Bavarijos slėptuvę, buvo pradėtas darbas grąžinti meno kūrinius teisėtiems savininkams. Šis darbas tebevyksta iki šiol, kaip ir daugelio meno kūrinių, kurie buvo išgrobstyti 1930 ir 40 metais. Kai kuriais atvejais surasti teisėtą tokio kūrinio savininką yra sudėtinga, ypač kai tiek daug šeimų buvo sunaikinta karo metu. 11 numeris. Hatis Trubičiulu gimė Turkijoje 1977 metais ir 1993 metais su šeima persikėlė į Kanadą. Ji ištekėjo būdama jauna, tačiau ta santuoka greitai iširo. Po kelių metų ji vėl ištekėjo, tačiau ir ši santuoka ilgai netruko. Tačiau ne vieni iš šių nesėkmingų santykių nesutrukdė jai toliau ieškoti meilės. 2008 metais per kalėdų vakarėlį ji įsimylėjo 29 metų Riza Kosa, kurį tą dieną ir sutiko.
Jie greitai užmezgė romantiškus santykius, o per artimiausius mėnesius Hattis kelis kartus vyko į New Yorką, kur gyveno Riza. Paaiškėjo, kad tuo metu, kai pora buvo susižadėjusi, Riza buvo vedęs amerikietę moterį vardu Winsome Angela Perez. Tačiau Hattis buvo pasakyta, kad jie skiriasi. Ar tai tiesa, nėra aišku. Kitais metais, 2009-aisiais, 32 metų moteris dingtų, kai išvyko į New Yorką aplankyti savo per atstumą gyvenantį vaikiną, kilusį iš Turkijos. Hadis išvyko iš savo šeimos namų Toronte, Kanadoje, birželio 13 dieną, planuodamas susitikti su Riza ir praleisti su jais kelias dienas. Paskutinį kartą ji buvo matyta vairuojanti savo rudą 2007 metų Toyota Corolla, važiuojanti Bloor Street West ir Lansdowne Avenue sankryžą Toronte. Ji niekada negrįžo į Kanadą ir daugiau apie ją nieko nebuvo girdėta. Praėjus kelioms dienoms po jos išvykimo, birželio 21 dieną Johno F. Kennedyo tarptautinėme oro uoste New York'e buvo pranešta apie apleistą automobilį. Automobilis buvo Toyota Corolla su Ontario numeriais. Jis priklausė dingusiai moteriai ir kai tik buvo pranešta apie jos dingimą, teisėsauga nedelsdama pradėjo tyrimą. Jie patikrino banko sąskaitas, mobiliojo telefono įrašus ir Facebook, tačiau nei vienas iš jų nebuvo aktyvus nuo tada, kai ji dingo. Taip pat buvo nustatyta, kad tą pačią dieną, kai jos automobilis buvo rastas oro uoste, jos vardu buvo nupirktas lėktuvo bilietas į Turkiją. Tačiau dingusi moteris niekada nesėdo į tą skrydį ar bet kurį kitą, taip pat nėra jokių jos įvažiavimo į Turkiją įrašų. Riza, Turkijos imigrantė, kuri dirbo suvirintoje plieno gamykloje Long Islande, paliko Jungtines Valstijas netrukus po jos dingimo, Liepos 30 dieną. Jis išvyko į savo gimtąją šalį su bilietu į vieną pusę. Jo žmona Angela dingo tuo pačiu metu. Keista, bet Angelos automobilis taip pat buvo rastas paliktas tame pačiame oro uoste kaip ir Hadžio, praėjus 4 mėnesiams po to, kai jos vyras išvyko į Turkiją. Vėliau ji buvo rasta nelaimingomis aplinkybėmis, dėl kurių policija paskelbė Riza Kosą policiją dominančių asmenių tiek jos, tiek Hadžio dingimo byloje, stipriai įtariant nusikalstamą veiką. Tačiau galimas įtariamasis dabar jau yra miręs. Tyrėjai mano, kad Hadis niekada nepaliko New Yorko, tačiau užuominų apie tai, kur ji galėjo atsidurti, labai trūksta. Jos dingimas vis dar neišspręstas, o ji laikoma dingusia ir esančia pavojuje. Jie apibūdinama kaip baltaodė moteris su juodais iki pečių plaukais ir rudomis akimis. Jos ūgis 5 pėdos ir 1 colis, apie 155 cm. Svoris 130 svarų, apie 59 kg. Sakoma, kad ji turi mažą randą ant kairiojo skruosto, o paskutinį kartą buvo matyta vilkinti baltas kelnes, baltus marškinius ir avinti juodus aukštakulnius. Informaciją apie Hadas dingimą galima perduoti Toronto policijos dingusių asmenų skyriui telefonu 4168 08 7111. Turima informacija taip pat galima pasidalyti internetu adresu 222-tips.com arba Toronto policijos tarnybos Facebook puslapyje. 10 vieta. 1931 metais vienas iš labiausiai pagarsėjusių JAV gangsterių stojo prieš teismą. Tai nebuvo dėl jokių smurtinių nusikaltimų, kuriuos jis, kaip žinoma, buvo padaręs, ar net dėl alkoholio kontrabandos sausuoju įstatymo laikotarpiu. Tai buvo dėl mokesčių vengimo. Nuotraukos iš Al Caponės teismo nuo tada tapo ikoniškais šio Amerikos istorijos laikotarpio kadrais, tačiau viena iš jų be konteksto atrodytų beveik komiškai. 1931 metais Caponė jau buvo žinomas kaip vienas pavojingiausių vyrų Čikagoje. Prieš 6 metus jis buvo paaukštintas Kolosimo gaujos vadu po to, kai Johnas Torijas pasitraukė į pensiją. Pagrindinis gaujos verslas buvo alaus ir alkoholio gamyba bei platinimas tuo metu, kai juos abu buvo nelegalu pardavinėti. Tai buvo pelningas verslas ir reikėjo susidurti su didelė konkurencija. Caponė su konkurentais susidorodavo pačiu žiauriausiu būdu. Jis nebuvo vienintelis vykdęs šiuos siaubingus veiksmus, tačiau Caponės ir jo vyrų žiaurumas iškėlė jį aukščiau už kitus. Capone taip pat buvo įsivėlęs į nelegalų lošimą ir buvo laikomas bent vienu lošimo namų savininku. Tačiau net ir tada, kai Caponės nusikaltimai buvo plačiai žinomi, pasodinti jį už grotų dėl jų buvo sudėtinga užduotis. Liudininkai paslaptingai dingdavo arba netekdavo gyvybės. Tie, kuriems pavykdavo išgyventi, staiga nebegalėdavo prisiminti detalių. Įrodymai būdavo prarandami ir kaltintojams tapdavo neįmanoma pateikti bylos. Vyriausybė ieškojo bet kokių būdų, kaip pašalinti šį pavojingą nusikaltėlį iš gatvių. 1929 metais JAV iždo specialusis žvalgybos padalinys pradėjo tyrimą dėl Caponės pajamų.
Kaponė gyveno prabangiai. $100 išleisdavo nosinaitėms, kas šiandien būtų $1000. Galbūt jie negalėjo įrodyti, kad jis gavo pinigus neteisėtai, bet jie galėjo įrodyti, kad jis nesumokėjo mokesčių. 1931 m. Kaponės teismo procesas daugiausia susidėjo iš prokuratūros bandymų įrodyti, kad Kaponė uždirbo tai, ką turėjo. O tai apėmė buvusių jo lošimo namų kasininkų ir banko darbuotojų liudijimus prieš jį. Gynyba daugiausia rėmėsi tuo, kad Kaponė buvo prastas lošėjas ir visus savo pinigus pralošė žirgų lenktynėse. Jei teismo procesas būtų buvęs anoniminis, tikriausiai jis nebūtų sulaukęs daug dėmesio. Tačiau vardas Al Capone lėmė, kad žurnalistai ir fotografai labai domėjosi šią bylą. Teismo proceso metu buvo padaryta daug nuotraukų. Pats Capone, atrodo, neturėjo jokių problemų būti fotografuojamas. Jis atsisukdavo į kameras ir net šypsodavosi. Tačiau kai kurie jo bendrininkai nebuvo tokie entuziastingi. Viena ikoniškiausių nuotraukų iš teismo proceso yra ta, kurioje matomi žiūrovų suolai. Eilėse sėdi vyrai, slepiantys savo veidus nuo kameros. Šie vyrai buvo gangsteriai, atėję palaikyti Caponės. Tačiau jie nenorėjo, kad liktų kokių nors įrodymų apie jų ryšius. Teismo nuotraukos parodo kontrastą tarp gerai žinomų gangsterių, tokių kaip Capone, kuris atrodė manantis, kad yra nebaudžiamas, ir šešėlinio pogrindžio, kur dauguma nusikaltėlių stengiasi likti nepastebėti. Po paskutinės minutės prisiekusiųjų pakeitimo, Capone buvo pripažintas kaltu tik dėl 6 iš 23 jam pareikštų kaltinimų, tačiau to pakako, kad jis būtų nuteistas 11 metų kalėjimo, o po 8 metų dėl sveikatos problemų buvo paleistas į laisvę. 9 numeris. Apie Chastity Reed asmeninį gyvenimą ir kilmę viešai žinoma nedaug. Ji gimė 1978 m. rugpjūčio 22 d. ir 2002 metais gyveno Little Rock'e, Arkanzaso valstijoje. Ji yra labai mylima savo šeimos narė ir artimai bendravo su savo pusbroliais. Draugai ir šeima ją kartais vadindavo pravarde Puton. Taip pat buvo sakoma, kad ji turėjo sveikatos sutrikimą, nors nebuvo tiksliai nurodyta, koks tai sutrikimas. Chastitės istorija prasideda 2002 m. spalio 26 d., kai ji paskambino šeimos nariui iš Greenwoodo, Misisipės. Ji pranešė savo giminaičiai, kad yra Greenwood'e ir planuoja vykti į Scubą, Misisipė. Ji taip pat nurodė, kad galbūt sustos Meridiane, kuris yra pakeliui į Scubą. Chastitė ten ketino aplankyti keletą savo pusbrolių, tačiau po šio skambučio, atrodo, niekas jos daugiau nebematė ir negirdėjo. 24 metų mergina keliavo Turkijos spalvos 1998 metų 4 durų Ford Contour, kai dingo. Neaišku, ar ji kada nors pasiekė savo pusbrolio namus, todėl sunku tiksliai nustatyti paieškos vietą. Ji galėjo dingti arba tarp Greenwoodo ir Meridiano, arba tarp Meridiano ir Skubos. Ji taip pat galėjo dingti, grįždama namo į Little Rock'ą. Atrodo, kad niekas nė vienoje iš šių vietovių neturėjo su ja jokio kontakto. Taip pat nebuvo jokių galimų Chastity ar jos automobilio pastebėjimų. Pareigūnai išieškojo bendrą teritoriją ir maršrutą, kuriuo jų manimų važiavo jauna moteris, tačiau jie neturi jokių užuominų apie jos buvimo vietą. Jos automobilis, kuris turi Arkanzaso valstijos numerius, nuo dingimo dienos nebuvo matytas, jos byla lieka neišspręsta, o ji pati laikoma dingusia ir esančia pavojuje. Jokie įtariamieji dėl jos dingimo nebuvo įvardyti. Taip pat iki 2026 metų nebuvo pranešta apie jokius pastebėjimus ar užuominas. Chastity dabar būtų 47. Metai žinoma, kad ji turi sveikatos problemų ir naudoja pravardę Puton kaip pavardę. Ji apibūdinama kaip afroamerikietė moteris, turinti juodus plaukus ir rudas akis. Jos ūgis apie 5 pėdas 7 colius, apie 170 cm, o svoris apie 145 kg. Abiejos ausys buvo pradurta, o dingimo metu ji vilkėjo žalias tampres ir baltus marškinėlius. Tyrimą atlieka Kimperio apygardos šerifo biuras. Su jais galima susisiekti telefonu 601 75 322 55. 8 numeris. 20 amžiaus pradžioje jėgų pusiausvyra Europoje darėsi vis nestabilesnė. Nuo Napoleono karų pabaigos prieš 100-metį žemynas buvo išlaikęs santykinę taiką. Tačiau imperijoms augant, Europos valstybės pradėjo tarpusavyje konkuruoti pasaulinėje arenoje. Buvo sudarytos gynybinės sąjungos siekiant išlaikyti taiką, tačiau tai taip pat reiškė, kad užteko vienai valstybei paskelbti karą kitai ir visas žemynas įsitraukdavo į kovas. Didėjant įtampai, du pusbroliai susitiko bandydami derėtis dėl taikos tarp savo valstybių. Rusijos caras Nikolajus II ir Vokietijos kaizeris Vilhelmas II galiausiai atsidūrė priešingose Pirmojo pasaulinio karo pusėse. Tačiau dešimtmečiais iki karo pradžios jie buvo geri draugai.
Nikolajus buvo vedęs Vilhelmo pusseserę, o biologiniu požiūriu jie buvo tolimesni giminaičiai. Tačiau vienas kitą vadino pusbroliais ir naudojo pravardes Vilius ir Nikis. Nepaisant artimų santykių, tarp jų nebuvo jokio gynybinio pakto. 1905 metais abu monarchai susitiko, bandydami tai pakeisti. Liepos 24 dieną abu susitiko Vokietijos laivo Berlynas Denyje prie Suomijos krantų. Vilhelmas nusivedė Nikolajų apžiūrėti laivo ir pozavo nuotraukoms su jūreiviais. Tačiau svarbiausia susitikimo dalis buvo dokumento pasirašymas, kuris vėliau bus žinomas kaip Bjorkės sutartis. Šis sutartis buvo gynybinis paktas. Jei kas nors užpultų kurią nors iš šalių Europoje, kita ateitų į pagalbą. Būtent Vilhelmas primygtinai reikalavo įterpti žodžius Europoje. Tai reiškia, kad jei kuri nors iš šalių būtų užpulta Afrikoje ar Azijoje, kita neprivalėtų ateiti jai į pagalbą. Šis įtraukimas sukėlė nesutarimų tarp kaizerio ir jo paties vyriausybės, nes jie norėjo Rusijos pagalbos prieš Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, atitinkamai Azijoje ir Afrikoje. Tačiau kaizeris manė, kad tai tik įtrauktų juos į karą, kurio jiems nereikėjo kariauti. Nei vienas monarchas negavo savo vyriausybių paramos šiai sutarčiai, todėl ji niekada nebuvo ratifikuota. Tačiau tai nesutrukdė jiems vėl susitikti ateityje. Po 2 metų jie susitiko Vokietijos Baltijos pajūrio mieste. Ir tai buvo labai viešas susitikimas. Spaudos fotografai padarė daug nuotraukų abiejų monarchų. Jie buvo nufotografuoti vilkintys vienas kito kariuomenės uniformas kaip diplomatinio gestą. Karas vilkėjo Prūsijos dragūnų pulkininko uniformą, o kaizeris kazokų pulkininko uniformą. Šį kartą nebuvo oficialiai pasirašyta jokių sutarčių, nors jie ir prisiekė amžiną draugystę. Bet kuris tą dieną stebėjęs įvykius žmogus niekada nebūtų tikėjęsis, kad po kelių metų šie du vyrai atsidurs priešingose karo pusėse. Po 2 metų, 1909-aisiais, įvyko dar vienas 2 monarchų ir Rusijos imperatoriškosios šeimos susitikimas, kuris buvo daug mažiau viešinamas, tačiau buvo užfiksuota daugiau nuotraukų, kuriuose matyti kaizeris su Nikolajumi ir jo vaikais. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Nikolajus ir Vilhelmas siuntė vienas kitam telegramas, bandydami sustabdyti karo tarp jų 2 valstybių pradžią. Tarp jų nebuvo pasirašyta jokio gynybinio pakto, tačiau Rusija buvo sudariusi sutartį su Prancūzija ir jau seniai buvo Serbijos globėja. Vokietija buvo sudariusi sutartį su Austrija-Vengrija ir ruošėsi eiti į karą gindamas savo sąjungininkę. Nepaisant abiejų monarchų pastangų sustabdyti kovas, kariuomenė buvo mobilizuota, o praėjus kelioms dienoms po jų paskutinio telegramos, Vokietija paskelbė karą Rusijai. 7 numeris. Todd Tranharimanas turėjo tikrai nepaprastą gyvenimą. Ji buvo kilusi iš Vietnamo, kur ji gimė 1944 m. vasarį. Ji augo pietinėje šalies dalyje, kur buvo auklėjama Tay Ninh mieste, esančiame netoli Saigono. Jos namai buvo įsikūrę ant Saigono upės kranto. Ši aplinka vėliau gyvenime jai suteikė meilę gyventi prie vandens. Kai jai buvo 22 metai, ji pagimdė savo pirmąjį sūnų, Miną. Tais pačiais metais ji neteko savo vyro dėl vykstančio Vietnamo karo, o po 2 metų, 1968-aisiais, ji susipažino su amerikiečių kareiviu Clintonu Harrimanu, JAV prekybos laivyno karininku. Clintonas ir Tad įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio ir susituokė tradicinėje vietnamiečių ceremonijoje. Kartu jie pastatė namą Taidžinino kaime, kur susilaukė dukters vardu Tu Hong. Tačiau dėl siautėjančio karo porai teko sugalvoti planą, kaip apsaugoti mergaitę, nes jos pusiau vietnamietiška, pusiau amerikietiška kilmė galėjo padaryti ją taikiniu. Todėl ši pastanga vertė šeimą kraustytis iš vienos vietos į kitą, įskaitant uolėtas Kasko įlankos pakrantės Meino valstijoje ir Meksikos įlankos seklumas, išlaikant gyvenimo prie vandens temą, kur jie gyveno spalvingą ir laimingą gyvenimą. Todd savanoriavo pabėgėlių ligoninėse kaip vietnamiečių kalbos vertėjas, o ji gerai uždirbo ir net svarstė galimybę įsigyti papildomo nekilnojamojo turto Teksase, tikėdamasi tapti nuomotoje ir suartėti su dabar jau suaugusiu sūnumi bei anūkais. Namas, kurį jis svarstė įsigyti, vėl būtų suteikęs jai nuostabų vaizdą į vandenyną. Ji džiaugiasi galimybę persikelti į vietą, kur galėtų atkurti ryšį su šeima ir nekantriai laukė naujų pažinčių. Jis svajojo išmokyti mūsų anūkus žvejoti ir ieškojo būdų, kaip prisidėti prie vietnamiečių bendruomenės savo naujame mieste. Tačiau Tad niekada negaus šios galimybės. Tai buvo 2001 vasara, kai 57 metų Tad sudarė maršrutą tarp Lake City, kur ji lankėsi pas sūnų, ir Corpus Christi, Teksase, kur ji ieškojo nekilnojamojo turto. Jos planas buvo važiuoti vaizdingu maršrutu, 35-uoju greitkeliu, ieškant galimų namų.
Ji išvyko iš sūnaus namų apie 5 val. Ryto 2001 m. Liepos 12 d. Rožinio kvarco spalvos 1995 m. Lincoln Continental automobiliu su individualiu Floridos valstijos numeriu Potsy. Automobilio galinėme buferyje buvo mažas kvadratinis lipdukas su užrašu PGC, o priekyje Navy Seal emblema. Apie 8:30 tą rytą praėjus 3,5 valandos po jos išvykimo, viena iš Todd draugių bandė jai paskambinti į mobilųjį telefoną. Telefonas suskambėjo 4 kartus, kol buvo perjungtas į balso paštą, o tai rodė, kad įrenginys buvo įjungtas. 10:30 val. Draugė bandė jai paskambinti dar kartą ir šį kartą skambutis iš karto buvo nukreiptas į balso paštą. Vadinasi, įrenginys jau buvo išjungtas. Iki tos vakaro, vis dar negavus iš jos žinių, jos šeimai ir draugams kilo nerimas. Jos sūnus galiausiai paskambino į vietą, kurioje jo mama planavo apsistoti tą naktį, tačiau paaiškėjo, kad Todd ten taip ir netvyko. Kitą dieną apie moters dingimą buvo pranešta vietos policijai. Tarp Lake ir Corpus Christi buvo atliktos išsamios paieškos, tačiau šios pastangos nedavė jokių užuominų apie Todd dingimą. Lincolno automobilis taip pat niekada nebuvo rastas ir tebėra taip pat paslaptingai dingęs kaip ir Todd. Per daugelį metų atsirado tik pavienių užuominų apie šį dingimą, tačiau nei viena iš jų nedavė jokių rezultatų. Tarp Teksaso ir Floridos buvo keletas nepatvirtintų Toddo pastebėjimų. Liudininkai taip pat pranešė matę ją su neidentifikuotu afroamerikiečių vyru. Jis apibūdinamas kaip lieknas ir tuo metu atrodęs apie 20 metų. Ta diena, kai Todd dingo, jis buvo matytas vairuojantis Houstono rajone ir laikomas galimų įtariamuoju šioje byloje. Pasak Lake City policijos departamento, įtariamas nusikaltimas. Todd Tran Harriman yra azijietė moteris su žilstančiais juodais plaukais ir rudomis akimis. Ji yra vietnamietiškos kilmės ir turi randų ant pilvo. Vienas iš jų atsirado po Cezario pjūvio, kitas po gimdos pašalinimo operacijos. Taip pat žinoma, kad ji nešioja akinius. Dingimo metu ji buvo žinoma, kad ant kairės riešo nešiojo 7 auksinius apyrankes, deimantinį pakabuką ant kaklo, marškinėlius, šortus ir basutes. Informaciją apie jos dingimą galima perduoti Lake City policijos departamentui telefonu 28-1332-2566. 6 numeris. Daugelis nuotraukų iš ispaniškojo gripo pandemijos yra šiurpios, aiškiai atspindinčios tragiško įvykio realybę. Tačiau kartais tamsus nuotraukos kontekstas yra mažiau akivaizdus. Ši nuotrauka buvo padaryta Portsmuto aikštėje, seniausiame San Francisco viešajame parke. Užuot buvusi poilsio vieta, pandemija ją pavertė darbo vieta, kurioje miesto policijos teismas rindavosi bandydamas suvaldyti San Francisco nusikalstamumą. Kai ispanų gripo pandemija pirmą kartą pasiekė San Franciską, miestas reagavo greitai. Remiantis tuo metu laikraščių pranešimais, pirmasis ligos atvejis buvo nustatytas 1918 m. rugsėjo 23 d., kai vyras grįžo iš kelionės į Čikagą. Gydytojai veikė greitai ir buvo duotas nurodymas vyrą izoliuoti, tačiau liga išplito dar prieš įsigaliojant šiam nurodymui ir netrukus atvejų skaičius ėmė sparčiai augti. Vos per savaitę daugiau nei 2000 žmonių užsikrėtė šią ligą. Buvo greitai įgyvendintos priemonės siekiant suvaldyti atvejų skaičių. Daugelis tų priemonių šiandien yra pažįstamos dėl COVID-19 pandemijos. Gyventojams buvo liepta vengti tramvajų piko metu ir vengti viešų vietų. Šokių salės ir teatrai buvo uždaryti. Akivaizdžiausia priemonė, matoma to meto nuotraukose, buvo marlinių medicininių kaukių naudojimas. Iš pradžių piliečiai buvo tik skatinami dėvėti kaukes. Netrukus jos tapo privalomos ir maždaug mėnesį daugumos piliečių kasdienis gyvenimas buvo susijęs su kaukės dėvėjimu. Kaip ir šiuolaikiniais laikais, viešų susibūrimų vengimas buvo laikomas svarbiu dalyku. Tai ypač galioja uždarose patalpose, kur žmonės būdavo arti vieni kitų. Šiuolaikiniu laikotarpiu tai dažnai reiškė darbą iš namų ir susitikimus internetinėse erdvėse. 1918 metais tokios galimybės nebuvo. Policijos teismas buvo viena iš tų vietų, kurios turėjo toliau veikti, net kai visas miestas buvo uždarytas. Be įprastų nusikaltimų, kurie vyko, kaukių dėvėjimo reikalavimas reiškė, kad atsirado dar vienas įstatymas, kurio laikymasi policija turėjo prižiūrėti. Pandemijos pradžioje dauguma žmonių mielai dėvėjo kaukes. Tačiau tai nereiškia, kad jie visada prisimindavo tai daryti. Kai kurie žmonės protestavo prieš reikalavimą ir manė, kad jis yra antikonstitucinis. Vien tik spalio 27 dieną buvo sulaikyta 110 žmonių už netinkamą kaukių dėvėjimą.
Pasak miesto policijos vado, jei būtų sulaikyta per daug gyventojų, kalėjimo kamerose pritrūktų vietos. Daugumai pažeidėjų buvo skirta $5 bauda. Kai kuriems, įskaitant tuos, kurie pažeidimus darė pakartotinai, buvo skirtos trumpos laisvės atėmimo bausmės. Kai tai padidino spaudimą teisėsaugai, buvo itin svarbu, kad teismai ir toliau veiktų. Todėl Portsmuto aikštės po atviru dangumi veikiantis teismas tapo svarbia šio proceso dalimi. Kitos to laikotarpio nuotraukos rodo keistas scenas, kurios iš tikrųjų vaizduoja žmonės, bandantys susidoroti su sunkiausia pandemija, kokią jie buvo patyrę. Vienoje nuotraukoje matyti minia žmonių stovinčių arba klūpančių ant pastato laiptų, visi jie atsukę nugaras į kamerą. Tai buvo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų katedros parapijiečiai, susirinkę išklausyti mišių ir melstis. Pradinės priemonės, kurių buvo imtasi, padėjo sulėtinti ligos plitimą. Dėža San Franciskas per anksti panaikino tas priemonės. Netrukus po to, kai priemonės buvo panaikintos, jas vėl teko įvesti, nes atvejų skaičius vėl pradėjo augti. Pandemijos pabaigoje apie 45 000 žmonių San Franciske užsikrėtė šią ligą, o daugiau nei 3 000 neteko gyvybės. Dėl to miestas tapo vienu iš labiausiai nukentėjusių visoje šalyje. Numeris 5. Tarp brolių ir seserų stovi Imakulata Mary Bazil, Kanados čiabuvių kilmės moteris, Patricijos ir Samuelio duktė. Ji turi 3 brolius – Niką, Peterį ir Trevisą, taip pat 3 seseris – Kristalę, Idą ir Samantą. Artimųjų teigimu, Imakulata, dažnai vadinama Maki, buvo artimesnė su 2 jaunesnėmis seserimis – Kristalė ir Ida, kurios ją apibūdino kaip rūpestingą žmogų. Ji visada padėdavo, kaip tik galėdavo, kai kas nors jos paprašydavo. Maki gimė 1985 m. gruodžio 8 dieną per Romos katalikų nekaltojo prasidėjimo šventę, kuri, manoma, ir turėjo įtakos jos vardui. Ji augo globos sistemoje kartu su savo jaunesnėmis seserimis ir tai prisidėjo prie jų nepalaužiamo ryšio. Artimieji ją apibūdino kaip intravertę, kuri retai lankydavosi vakarėliuose, nevartojo alkoholio ar narkotikų, o verčiau leisdavo laiką namuose. Tvarkydavosi, puošdavo namus, naršydavo internete ar būdavo su savo mažu sūnumi. Būtent dėl šio intravertiško elgesio ir atsargaus būdo jos šeima buvo sutrikusi, kai sužinojo, kad 2013 metais ji viena nuėjo į vakarėlį, renginį, kuris tapo netikėtu jos dingimo fonu. Birželio 13 dieną Makė išėjo iš namų ir nuvyko į Tačio rezervatą dalyvauti namų vakarėlyje. Viešai nėra žinoma, kas dar tą vakarą dalyvavo susibūrime ir tik 2 asmenys buvo viešai įvardyti. Vienas iš tų asmenų buvo Kytas, Makės pusbrolis, su kuriuo ji tą vakarą susitiko. Taip pat pranešama, kad ji buvo pastebėta kartu su vyru vardu Viktoras, kuris taip pat buvo žinomas šeimai. Apie vidurnaktį birželio 14-ąją Makė kartu su Viktoru ir Kytu palieka vakarėlį ir vyksta į namelį netoli Kušės, kad pasiimtų raudonos skardos. Jie kartu važiavo baltu ir mėlynu sunkvežimiu ir būtent šios kelionės metu nežinomos aplinkybės lėmė neišspręstą Imakulatos Bazil dingimą. Tai buvo paskutinis kartas, kai kas nors ją matė ar iš jos ką nors girdėjo. Teigiama, kad Viktoras buvo pastebėtas, tačiau po 10 valandų, o jo drabužiai buvo permirkę iki krūtinės. Ta pačią dieną Makė neatsiliepė į susirūpinusios sesers skambučius. Ir po 3 dienų, po kelių skambučių įvairiems ją pažinojusiems žmonėms, šeima pranešė RCMP apie dingusią vieno vaiko motiną. Tirdami bylą, RCMP apklausė Kitą ir Viktorą, kurie teigė, kad keliaudami Leo Creek miško tarnybos keliu pateko į avariją. Šią istoriją patvirtino tai, kad sunkvežimio dalys buvo rastos netoli medžio toje vietovėje. Jie teigė, kad Makėjus po įvykio nuo jų atsiskyrė. Abu vyrai buvo patikrinti poligrafu ir atlikta teismo ekspertizė. Nieko įtartino nerasta, abu bendradarbiavo. RCMP pradėjo paiešką praėjus savaitei po to, kai buvo pranešta, kad moteris dingo. Jie ieškojo tiek ant žemės, tiek ore, naudojo pėdsekinius šunis, bet nieko nerado. Tuo metu, kai dingo Imakulata, ji vilkėjo pilkas jogos kelnes, baltus batus ir juodą džemperį su gobtuvu su klevo lapo atvaizdu priekyje. Ji pasiėmė su savimi tamsiai mėlyną iPod Shuffle ir baltas ausines. Nė vienas iš šių daiktų nebuvo rastas toje vietoje, iš kurios, kaip teigiama, ji dingo. Kai apie šią bylą pasklido žinia, keli žmonės pasirodė ir teigė ją matę. Imakulata dingo teritorijoje, kuri laikoma Ašarų greitkelio dalimi. Ši byla iškilo po jos pusseserės Bonės Marijos Joseph dingimo, kuri tokiu pačiu būdu dingo prieš keletą metų. Imakulata apibūdinama kaip turinti vidutinio ilgio juodus plaukus ir rudas akis.
Jos ūgis apie 1,65 cm, o svoris apie 57 kg. Informaciją apie jos dingimą ar buvimo vietą galima perduoti Fort St. James karališkai Kanados policijai telefonu 259 196 8269. Numeris 4. Iš pirmo žvilgsnio sena nuotrauka, kurioje matyti krūvos grindinio akmenų judrėje gatvėje, gali atrodyti kaip statybos darbų vaizdas. Tačiau atidžiau pažiūrėjus, matyti, kad prie akmenų padėti ratai nėra pritvirtinti prie vežimų. Taip pat ragų pagrindai, o pačios patankos nukreiptos pro mažus tarpus akmenų krūvose. Tai buvo viena iš daugelio barikadų pastatytų Paryžiaus gatvėse 1871 pavasarį, kai miestą užėmė revoliucinė valdžia. Paryžiaus komuna buvo suformuota po Prancūzijos ir Prūsijos karo. Imperatoriaus Napoleono III armija pralaimėjo Šiaurės Vokietijos konfederacijai. Prancūzijos nacionalinė gvardija perėmė Paryžiaus kontrolę paskutiniais karo mėnesiais ir bandė išsilaikyti, tačiau galiausiai turėjo pasiduoti. Jiems buvo leista išlaikyti savo ginklus, kai abiejų šalių nacionalinės vyriausybės sudarė taikos susitarimą. Iki 1871 metų sausio pabaigos karas buvo pasibaigęs, tačiau jo poveikis vis dar buvo jaučiamas Paryžiuje. Gyventojai atlaikė ilgai trukusią apgultį. Daugelis užstatė namų apyvokos daiktus, kad galėtų išgyventi kovų metu ir liko sunkiai besiverčiantys. Tuo tarpu Paryžiaus nacionalinė gvardija pradėjo įgyti politinę galią. Taigi, kai nacionalinė armija kovo 18-ąją bandė išgabenti Paryžiaus patrankas, jie uždegė revoliucijos dagtį. Nacionalinė gvardija pasipriešino armijai, kuri galiausiai pasitraukė iš Paryžiaus. Prancūzijos vyriausybė persikėlė į Versalį, o Paryžiaus gyventojai pradėjo kurti savo vyriausybę. Paryžiaus komuna iki šiol išlieka prieštaringų ir skaldančių laikotarpių Prancūzijoje. Šią revoliuciją kaip idealą iškėlė Karlas Marksas, o daugelis komunistinių ir socialistinių vyriausybių pasivadino Paryžiaus komunos garbei. Feministinės grupės taip pat rado revoliucijos aspektų, rodančių jos feministinį pobūdį, o anarchistai ją priskyrė savo. Paryžiaus komuną sudarė visi Paryžiaus gyventojai, kurie kūrė įvairias politinės grupės ir klubus. Kai kurios iš jų prieštaravo viena kitai ir jie ne visada sutardavo. Pagrindinė revoliucijos tema vis dėlto buvo ta, kad miestą turėtų valdyti patys paryžiečiai, tiesiogiai arba netiesiogiai. Tačiau komunarai taip pat turėjo ir trūkumų, kurie daugiausia pasireiškė tada, kai jie bandė ginti miestą nuo išorės jėgų. Nenuostabu, kad nacionalinė vyriausybė ir kariuomenė ilgai nesitraukė. Paryžius buvo apgultas, o po kelių mėnesių gatvėse prasidėjo kovos. Buvo pastatytos barikados, siekiant sustabdyti karių srautą. Ankstesnėse revoliucijose barikados buvo svarbūs kovų centrai, padėję ginti sostinę nuo tų, kurie bandė įsiveržti. Tačiau Napoleonas III pradėjo statybų projektus Paryžiuje, kurie padarė barikadas bevertes. Gatvės buvo išplatintos, todėl kariuomenė galėjo lengvai judėti. Tai nesustabdė revoliucionierių nuo drąsios kovos. Tiek moterys, tiek vyrai gynė barikadas, kol jie buvo sunaikinti. Paskutinę Paryžiaus komunos savaitę svarbūs miesto paminklai buvo padegti. Dauguma istorikų sutinka, kad komunos nariai buvo atsakingi už gaisrus, nors kai kurie mano, kad tai galėjo būti armijos bombardavimo pasekmė. Komunos nariai taip pat atėmė įkaitų gyvybės, keršydami už revoliucionierių, kuriuos buvo suėmusios nacionalinės pajėgos netektį. Paskutinė barikada, kuri krito, buvo arba Rue Rempart, arba Rue Réveillon, arba Rue de la Fontaine du Roi gatvėje. Kiekviena jų buvo aršiai ginama, tačiau komunos nariai buvo įveikti. 1871 m. gegužės 28 d. Paryžiaus komuna baigėsi. Ji truko tik 72 dienas, tačiau jos poveikis Paryžiui ir visai Prancūzijai išliko iki šių dienų. Numeris 3. Kirkas von Akermanas pradėjo savo veiklą kariuomenėje ir žvalgybos tarnybose atrodo 10-ajame dešimtmetyje, kai tarnavo Jungtinių valstijų armijoje kaip rusų kalbos specialistas. Jis taip pat buvo žvalgybos karininkas JAV oro pajėgose, kur ėjo NATO žvalgybos direktoriaus pavaduotojo pareigas Kosove. Kirkas tapo apdovanotų pareigūnų už dalyvavimą operacijose priešo teritorijoje. Vienos iš savo tarnybos misijų metu 37 metų Kirkas 2003 metais buvo paskelbtas dingusiu be žinios. Buvo spalis, o Kirkas, dirbęs gynybos departamentui kaip rangovas, buvo įdarbintas Ultra Services įmonėje, įsikūrusioje Stambule, Turkijoje. Jis buvo išsiųstas į Tikritą, Iraką, kaip operacijos Irako laisvė dalis. Tai buvo ydinga, daugybės problemų kamuojama misija.
Kai kurios šio projekto problemos buvo politinis kišimasis, nerealūs lūkesčiai ir rimtas karių trūkumas. Kirkas yra įtrauktas į dingusiųjų sąrašą nuo 2003 metų spalio 9 dienos. Būtent tada jo transporto priemonė buvo rasta apleista kelyje tarp Kirkuko ir Tikrito. Prieš pat automobilio radimą Kirkas paskambino savo kolegai Ryanui Manalikui ir paaiškino, kad jo padanga nuleista ir jam reikia domkrato. Atvykus į vietą jam padėti, Kirkas niekur nebuvo rastas. Jo apleistame automobilyje buvo visa jo įranga, įskaitant palydovinį telefoną, kompiuterį ir lagaminą, taip pat neprižiūrėti $40,000 grynaisiais. Pagrindinis pirkimų sukčiavimo skyrius JAV SCDC tyrė Kirko dingimo bylą, taip pat nelaimingą įvykį susijusi su Manaliku, kuris įvyko vos prieš 2 mėnesius. Pasak Manaliko tėvo, jis buvo gavęs elektro laišką iš sūnaus, kuriame šis užsiminė įtariantis, kad jo kolegos iš Ultra Services, kurių svetainėje teigiama, kad jie sudarė sandorius su Pentagono už $14 milijonų, gali būti įsivėlę į tam tikrą sukčiavimą su Jungtinių valstijų armijos sutarčių pareigūnais. Manaliko parašytame elektroninėme laiške buvo užsiminta, kad jis bijo dėl savo gyvybės, tačiau jis nenurodė priežasties. Karinė kriminalinė tarnyba galbūt negalėjo patvirtinti, ar Kurtą ištiko nelaimė, manydama, kad jis galėjo tapti nesėkmingo pagrobimo auka, kuris galėjo būti susijęs arba nesusijęs su Manaliko byla. Be to, tyrėjai nepateikė jokios papildomos informacijos, nes byla yra rezonansinė ir vis dar tyriama. Kurtas yra įtrauktas į 5 dingusių vyrų, dirbusių gynybos departamento rangovais nuo operacijos Dykumos audra pradžios sąrašą. Jo dingimas išlieka ginčų šaltiniu. Jis apibūdinamas kaip baltaodis vyras iš Moss Beacho, Kalifornijos. Jam liko žmona ir 3 vaikai, o jis buvo Sebel Systems vadovas San Matėjuje, Kalifornijoje. Tyrimas dėl jo dingimo vis dar vyksta, o informaciją apie jį reikėtų perduoti artimiausiai policijos įstaigai arba FTB biurui. Numeris 2. Theodoras Hallas, jam buvo vos 18 metų, kai buvo priimtas jauniausių mokslininkų dirbti prie Manhatano projekto. Jo pažymėjime matomas Hallo unikalus saugumo numeris KK-19. Tai suteikė jam prieigą prie vienos slapčiausių pasaulio įstaigų ir jis tuo pasinaudojo, perduodamas informaciją Sovietų sąjungai kaip jauniausias atominis šnipas. Hallas užaugo Niujorke, žydų kilmės vyro, kuris emigravo į Ameriką, kad pabėgtų nuo carinės Rusijos, sūnus. Jis pasižymėjo išskirtiniu intelektu dar būdamas jaunas, iš dalies dėl savo brolio, kuris buvo 11 metų vyresnis, pagalbos ir mokymo. Hallas praleido kelias klases mokykloje ir baigė vidurinę būdamas vos 14. Sulaukęs 16, jis pradėjo studijuoti fiziką Harvardo universitete ir po 2 metų baigė studijas. Vienas iš jo dėstytojų Harvarde rekomendavo jį Manhatano projektui ir jis buvo priimtas į darbą 1944 metais. Kovo pagrindinis dėmesys buvo skirtas urano kritinės masės, naudotos viename iš ginklų, kurie būtų numesti ant Japonijos, apskaičiavimui. Hallas greitai padarė įspūdį savo naujame darbe ir buvo paskirtas vadovauti komandai, dirbančiai su šia svarbia projekto dalimi. Nepaisant didelio spaudimo, kuris jam buvo daromas, kai jis dar buvo paauglys, Hallas atrodo nerodė jokių išorinių problemų požymių. Tačiau jo galvoje dėjosi daug kas. Iki 1944 metų vasaros Los Alamose dirbantiems mokslininkams jau buvo gerai žinoma, kad pagrindinis ginklo tikslas nebuvo susijęs su jokia ašies valstybe. Buvo aišku, kad Vokietija nesugebės sukurti branduolinio ginklo. Vietoj to, kariuomenės pareigūnai daug labiau nerimavo dėl SSRS, kuri tuo metu vis dar buvo JAV sąjungininkė. Daugelis mokslininkų, dirbusių prie Manhatano projekto, nerimavo, kaip branduoliniai ginklai paveiks jėgų pusiausvyrą pasaulinėje arenoje. Viena buvo sukurti ginklą, ruošiantis galimam Vokietijos panašaus ginklo išpuoliui. Tačiau jei JAV būtų vienintelė šalis turinti branduolinį ginklą, jis nematė tame jokios prasmės. Daugelis rašė prezidentui, ragindami jo nepanaudoti tų ginklų prieš Japoniją, tačiau nėra aišku, ar Trumanas kada nors gavo tą peticiją. Hallas buvo vienas iš mokslininkų, kurie nerimavo dėl to, kad JAV yra vienintelė šalis turinti branduolinius ginklus. Jei tik viena šalis turėtų tokį naikinamąjį įrenginį, niekas negalėtų jų sustabdyti nuo to, kad jie patys taptų tokiu pačiu autoritariniu režimu, koks buvo nugalėtas Europoje. Hallo nuomonė. Dalymasis branduolinių ginklų brėžiniais su SSRS buvo vienintelis būdas užtikrinti jėgų pusiausvyrą ir taiką per abipusį garantuotą sunaikinimą. 1944 m. spalį Hallas grįžo namo į Niujorką, oficialiai į gimtadienio šventę.
Vizito metu jis užsuko į Sovietų Sąjungos įmonės būstinę, kur jam buvo duotas NKVD agento vardas, kuriam jis galėjo perduoti informaciją. Holas perdavė informaciją apie mokslininkus, kurie dirbo Los Alamose, darbo jėgos organizavimą ir pačios įrenginio detalės. Jis nebuvo vienintelis atominis šnipas, kuris perdavė informaciją apie Manhatano projektą, tačiau jis galėjo pateikti naudingiausią informaciją sovietų mokslininkams, bandantiems sukurti savo ginklą. Tik 1950 metais JAV kariuomenė pradėjo įtarti Holą šnipinėjimu, tačiau tuo metu jis jau buvo palikęs Manhatano projektą ir studijavo Čikagos universitete. Jo vardas buvo paminėtas šifruotoje korespondencijoje tarp sovietų šnipų. Jis buvo apklaustas, tačiau vienintelis kariuomenės turėtas įrodymas buvo iššifruotos žinutės, todėl jie nusprendė nepateikti jokių kaltinimų. Vėliau jis tapo biofiziku ir gyveno iki 1999 metų, kai mirė būdamas 74 metų. Numeris 1. 1988 metais Dominique Arduin, moteris kilusi iš Paryžiaus, Prancūzijos, nusprendė persikelti į Suomiją. Ji ten įsidarbino gide Suomijos Laplandijoje ir išlaikė dvigubą pilietybę. Pasak jos pačios biografijos, ji gyveno tikrai įdomų gyvenimą. Ji užaugo Alpėse, anksti likusi našlaitė. Teigiama, kad jai buvo diagnozuotas vėžys, nuo kurio ji pasveiko. Tačiau tik daug vėliau paaiškėjo, kad ši trumpa jos gyvenimo istorija buvo išgalvota. Nepaisant to, kad buvo išgalvojusi savo praeities istoriją, Dominikė vis tiek buvo gerbiama asmenybė, kuri įsikibo į vieną tikslą ir neketino jo atsisakyti. Šis tikslas tapo netikėtų fonų jos keistam dingimui, kuris iki šiol lieka neišaiškintas. Dominikė norėjo tapti pirmąją moterimi, kuri viena pasieks geografinį šiaurės ašigalį ir jį įveiks slidėmis. 2001 metais ji leidosi į šią kelionę, o tą pavasarį pasiekė magnetinį šiaurės ašigalį. 2003 metais jie išsiruošė į geografinį šiaurės ašigalį, tačiau negalėjo įveikti negailestingos vietovės. Ji buvo išgelbėta iš snieguoto kraštovaizdžio, tačiau prieš tai keletą jos kojų pirštų pažeidė nušalimas, todėl vėliau juos teko amputuoti. Tačiau Dominikė nepasidavė ir 2004 metų kovą, būdama 43 metų amžiaus, ji leidosi į antrąjį bandymą tapti pirmąją moterimi, kuri viena slidinėja iki šiaurės ašigalio. Jos bazė buvo Šiaurės Suomijoje, kur senas jos draugas Tuoma Jantunenas dirbo Suomijos lauko asociacijos vykdomuoju vadovu. Kovo 5 dieną Dominikė išvyko iš Arkadičevskio kyšulio Sibire ir patraukė link geografinio šiaurės ašigalio, keliaudama per ledo dangą. Ji pasiėmė su savimi pažangias ryšio technologijas ir pakankamai maisto, kad užtektų 17 dienų. Kad pasiektų savo tikslą, jie turėjo įveikti sudėtingas, snieguotas, negailestingai šaltas sąlygas ir plaukti baidare tarp ledo lyčių. Tačiau praėjus dienai po kelionės pradžios, jis staiga prarado ryšį su savo baze. Ryšio nebuvimas paskatino nedelsant pradėti paieškos ir gelbėjimo operaciją. Gelbėjimo sraigtasparnis skraidė viršuje, tikėdamasis rasti bent kokį jos pėdsaką. Nors Dominikės rasti nepavyko, gelbėtojai surado kitą keliautoją – Frederiką Šamardą Bodį, kuris dingo dieną anksčiau per atskirą žygį. Kitomis dienomis komandos grįžo į maršrutą, kuriuo, kaip manoma, ėjo Dominikė, tačiau nieko nerado. Paieškos pastangos buvo nutrauktos to mėnesio pabaigoje. Po jos dingimo draugai ir bendradarbiai sužinojo, kad jos pasakojimas apie alpinizmo patirtį nebuvo tiesa ir jiems pavyko surasti tiek jos seserį, tiek dėdę. Pasak šeimos narių, Dominikė jau buvo dingusi anksčiau, nors jie nepatikslino, kokiomis aplinkybėmis. Šie giminaičiai tiki, kad ji vis dar gyva ir galbūt tiesiog gyvena kitur. Dominikės dėdė buvo cituojamas sakydamas, kad ji galėjo pradėti naują gyvenimą ir galbūt Rusijoje. Nėra žinoma, ką tuomet 43 metų moteris vilkėjo dingimo metu, tačiau ją lengva atpažinti pagal trūkstamus kojų pirštus, kurie buvo amputuoti po nušalimo. Ji turi mėlynas akis, o dingimo metu jos plaukai buvo trumpai kirpti, šviesūs. Informaciją apie ją galima pateikti artimiausiai policijos nuovadai arba šerifo biurui. Labai ačiū Jums, kad žiūrėjote. Jei Jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai spustelėkite mygtuką patinka. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkelimų. Mano vardas yra Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.